Nu ką, chebra, prisigavot. Norit to ar nenorit, aš iš tikrųjų net nesuprantu, kaip realiai dauguma jūsų nesuprato, nesuvedė visų galų, tai pamatėt Suprą. Daug kas iš jūsų pamatėt ją net ir gyvai. Tai esmė, sakiau, kad Supra bus, Supra ir buvo, yra, viskas gerai. Bet aš nepaminėjau, kokia Supra, kuri Supra, stokinė, sportinė, galbūt dar kažkokia. Tai atsidarom vartus, pasižiūrim dar kartą. Aišku, šiaip pagal planą iš vis norėjau, kad šiandien filmuotume trasoj, tai pasimtume Suprą, normaliai paspaustume, normaliai padarytume kontento, bet kaip ir visada, dar yra keletas smulkmenų, kurias reikia išbaigti. Tai darbų netrūksta, dabar žiūrim jau spalvotai į Toyota Supra. Oi, kaip suprast, ne juoda, kažkokie spoileriai. Nu bliam, ar čia gali būti stokinė Supra, ar ne? Sportinė Supra? Irgi ne. Nėra bodykito, kaip suprast. Tai va, šiandienai gal tiek ir parodysim. Esmė, daug dalykų vyksta ir už kameros. Tai kalbant ir apie automobilius, jų yra. Čia irgi buvo ne pats lengviausias projektas. Šiaip labai teisingas automobilis, kurį reikėjo išbaigti. Tai apie viską sekantį kartą. Aišku, jeigu norit, tai paspauskit patinka. Parodykit, kad tikrai norit pamatyti šią Toyota Supra. Taip pat parašykit komentarą ir atsižvelgsim į jūsų susidomėjimą. Galbūt paimsim ir tikrai nusivešim tokią automobilį į kažkokią rimtą vietą ir parodysim bei papasakosim pilnai visą istoriją. Dabar kol kas metam Supra lauk, yra truputį kitų reikalų, ką norim parodyti. O kalbant apie šitą automobilį, nu tikrai keista, kaip niekas nesuprato, kad kažkas ne taip. Gal buvo koks 1%, kas ir priejo gyvai, sako, nu, tu kalbėjai apie posūkius ant sparnų, čia jų nėra, nu, vat, suvedinėjo tokias smulkmenas, bet iš esmės vien spalva. Stokinė Supra bus juoda, jinai turi būti juoda, čia turime visai kitokią spalvą. Tai, vienu žodžiu, palauksim, pažiūrėsim, labai net pačiam kaip ir norisi parodyti daugiau apie šitą automobilį, nors tokio plano net ir nebuvo. Nes galvojau, susitvarkysiu šią Suprą ir tiesiog pasidėsiu į kolekciją, tegu stovi, bet kadangi artėjo paroda, aš kaip ir žadėjau iš anksčiau, kad Supra bus, galvoju, kaip ir puikus metas išnaudoti būtent šį automobilį, nes su stokinė Supra realybė tokia, kad privesta kėbulą iki idealios, geros būklės, prieš dažymą, ištiesint visą metalą, ten veiklos yra, tai net ir pradėjus darbus buvo aišku, jog per mėnesį mes nespėsim pabaigti automobilio. Jeigu norim padaryti viską kokybiškai, tai nusprendžiau likti prie idėjos, jog Supra bus, kaip matėt, buvo, yra. Tai gerai, kol kas važiuoju lauk, kalbam apie kitus reikalus. Kaip man patinka projektai, kurie neturi pabaigos. Tai kas linksmesnio? Atėjo naujas OBD 11 devices, atėjo kaip kas slyvai labai svarbaus. Tada turime jau sutvarkytus ratus iš Wheel Spot. Tai irgi, manau, galėsim išpakuoti, pažiūrėti, kas čia gavosi. Šiaip sakė, patys net nustebo, ant kiek gerai išėjo, kalbant apie nebaigtus projektus. F11 bumperis mėtos. Taip ir neprieinam susitvarkyti daily, va, tvarkom visokias Supras, o daily apleistas. Tada už kameros matome slaptą projektą, aišku, jis kol kas vis dar yra slaptas. Tai kaip visada, veiklos pilna. Dar ką noriu pranešti, kad šį savaitgalį, šeštadienį būsime Drift Matsuri. Tai paskutinis
labai didelis, vienas didžiausių drifto renginių. Lėksiu su E9, aišku, E9 nėra nei kieme, nei garaže, irgi sprendžiam keletą problemų, bet viskas bus išspręsta, duosim vaizdų, duosim drift taksi, turėsim ir merčo, tai atliekit, pasimkit savo bilietą, renginio linkas video aprašyme, praleisime gerai laiką. Tai vat paskutinis toks rimtas išvažiavimas ir tada jau galima bus vos neužsidaryti žiemai į garažą, tai tų projektų yra ką pabaigti. Visų pirma, sugrįšim ir prie stokinės Supros, apžvelgsim, kiek padaryta progreso prie kėbulo, tada seks kėbulo dažymas ir jau parsivežę atgal galėsime švariai, tvarkingai viską rinkti į vietą ir pavasarį turėti tikrai gražų automobilį. Tai nuo ko pradedam? Nuo ratų, nuo smulkmenų? Nuo ratų gal visai ir nieko būtų pradėti, bet žiūrim smulkmenas. Tai kasgi čia? Tai kažkas slyvė, ne? Tiesiai iš Portugalijos. Štai tokia plokštelė. Tuoj, išimsiu pilnai. Tai esmė kokia? Dabar yra įrašytas vienas tunas į kompą, kuris toks yra pusėtinis. Automobilis važiuoja padoriai ir kažkiek šaudo ugnies. Esmė, jog norėtųsi turėti 2 tunus. Tai viena programa, kur automobilis važiuoja tikrai labai gerai, pilna gale, gal truputį ta gale net ir yra pakelta. Vien žodžiu, gali šert, ką nori daryti. Antras tunas, automobilis šaudo nežmonišką liepsną. Tai kad tą padarytume, galiausiai vis dėlto reikia štai tokios plokštelės prie kompo. Tada jau gali turėti 2 pilnai veikiančius tunus, tai 2 kompo programas. Opa, atsargiai. Opa. Rimta. Tai pabandysim susidėti. Tada atvažiuos kolega, padarys tuną, manau gal ir parodysim, kaip čia kas vyksta. Ir slyva bus užbombinta. Tai vat pagaliau, iš esmės toks labai jau senas tikslas artėja prie pabaigos. Ilgai žaidėm, kaip padarytos 2 tunus ir tiesiog ant standartinio kompo. Tai dabar standartinis kompas vis tiek lieka, bet įsidės šioks toks bonusas. Toliau mes turime visiškai naują OBD 11.3 device'ą. Tai naujas prietaisas. Dar geresnis, dar greitesnis, dar daugiau funkcijų. Būtent šis device'as jau veikia ir su OneClick aplikacijom ant Ford markės automobilių. Tai jeigu Fordas yra iš Amerikos, jūs galite atsirakinti užrakintą komplektaciją, tiesiog keliais paspaudimais, o šiaip pats device'as diagnostika veikia ant visų automobilių nuo 2008 metų, kurie turi OBD 2 jungtį. Tai kaip visada, kodas NORBE -20% OBD 11 produkcijai. Tai užbėkit, įsigykit tikrai patogų ir vertingą daiktą. Tai pirmas dalykas – diagnostika. Važiuot, kažkas sugedo, išmetė klaidą, pasijungėt, atsidarot appsą, bam bam, viskas aišku. Dar labai realu, kad nutrinsit klaidą ir tas automobilis vėl sėkmingai važiuos. Aišku, po to tą defektą sutvarkyti, kad ta klaida ir negrįžtų. Ir kas mums dar lieka? OneClick aplikacijos, kurios leidžia atsirakinti užrakintus dalykus automobilį. Tai čia kalbam apie BMW automobilius, apie VA grupės automobilius, apie Toyota, Lexus. Tai keliais paspaudimais atsirakinsit tokius dalykus, kurių šiaip neatsirakintumėt. Tai iš esmės galite pasikeisti komplektacijos settingus keliais paspaudimais. Linkas video aprašyme, OBD 11, nuolaidos kodas NORBE -20%. Tai pažiūrim tą mūsų naują device'ą. Laukiau ir sulaukiau. Opa, prašau. Ui, atsargiai. Tai va, naujas OBD 11.3 device'as. Jungiam į OBD 2, viskas. Visos klaidos, visa info pas mus. Easy. Einam prie ratų, pats laikas. Gerai, turime 4 ratus, pilnas komplektas. Ratai yra jau pilnai sutvarkyti, prieš tai jie buvo labai baisus, dabar parodysim kadrus prieš. Tai iš esmės net ir pirkdamas, žinau riziką, jog galbūt net ir neišeis prikelt šių ratų, bet kadangi modelis retas, sakiau, reikia rizikuoti. Tai čia yra TE37 SL ratlankiai, 19 colių, žiauriai lengvi. Matot, tiesiog būklė buvo tragedija, dabar turime štai tokius. Aišku, irgi nematom, kaip yra iš tikrųjų, tai turbūt reikia išsipakuoti ir pažiūrėti. Aišku, faktas, sutvarkyti ratlankį, suremontuoti nekokybiškai, tu gali, nėra sudėtinga. Suvyrini, po to važiuoji vėl, kažkur trunka, gal net suvyrinus iš vis orą leidžia. Vien žodžiu, gali iš gabalų padaryti kažką panašaus į ratą, bet mūsų tikslas buvo padaryti idealiai, arba bent jau arti idealumo. Tai
Wheelspotas tą patį ir man prieš tai pasakė, jog nežinia, pavyks, nepavyks, bandom daryti ir žiūrim. Vėliau paaiškėjo, jog jie patys yra patenkinti darbu, kaip jis pavyko, dabar įvertinsim mes. Bet jau dabar aš matau, kad vaizdas tikrai geras. Visų pirma, palyginus prieš, kaip ratai atrodė ir kaip dabar, tiesiog wow, pasirinkom gan paprastą išdažymą, nes modelis šneka pats už save, čia nereikia išradinėti kažkokio stebuklo. Eik tu savo. Wow. Ar jūs galite pasakyti, jog šitas ratlankis buvo visas sudaužytas? Gal, sakykim, čia tas vienas iš sveikesnių, nes realiai visi buvo sulinkę sudaužyti, bet vienas buvo dar toks, kur panašus tikrai yra į ratlankį, 3 ten realiai išmetimui. Tai va, turime tokį vaizdą. Palangė poliruota, nelakavom, nes čia iš esmės vis tiek šou ratlankiai, tai pasaugosim, išlaikysim tą visą blizgėsi. Pats centras nudažytas tiesiog gražiu sidabru. Man asmeniškai labai patinka. Svarbiausia iš esmės, kad tie ratlankiai yra išgelbėti, išlyginti. Vidinė pusė irgi viskas gražiai. Nusiemam dar čia. Va, kur padanga dedasi viskas idealiai. Vidus, nėra prie ko prikipti. Ir išorė. Wow. Gerai, kad jūs patikėtumėt, kad iš tikrųjų čia viskas yra wow. Reikia išpakuoti likusius 3 ir tada pažiūrim pilnai visą setą. Galiu patvirtinti, jog vaizdas wow. Jūs pažiūrėkite. Jau net nebežinau, kuris šitas ratlankis. Visi tvarkingai padaryti. Atsimenat, kai anksčiau ten sakydavo, vyrinsi lipa, viskas. Apie poliravimą pamiršk. Kur poliruosi ir kur vyrinta, matysis. Matosi? Čia patikėkit manim, tie ratlankiai tikrai vyrinti, tiesinti, kaitinti, vyrinti ir panašiai. Vaizdas, idealiai. Prieikit iš arčiau. Šitas gražus, prie sekančio. Idealiai. Ir irgi nėra prie ko prikipti, o reikia tik pavalyti. Dar kartą noriu pasidžiaugti, ant kiek lengvi šitie ratlankiai. Tai galas, čia galinis ar ne? Jo, galinis 10,5. 19 solių, 10,5 plotis, priekis 9,5. Sveria žiauriai mažai, nežinau kiek, bet labai mažai. Tai dabar ką reikia ieškoti kažkokių padangų ir sugalvoti, ant kurio automobilio bandom uždėti. Parašykit savo pasiūlymus, ant ko dedam. Šiaip galvoju, galbūt ant F30 reiktų bandyti mauti, atsargiai. Jeigu toks plotis į priekį sueis, bet turėtų sueiti. Tai va, vaizdo bus arba ant slyvos. Pažiūrėsiu, ką siūlot jūs. O jeigu norit susitvarkyti ratlankius, wheelspot.lt, būtent dažymui su kodu NORBE dar gausite -5%. O šiaip Hebra gali padaryti, ką tik norit. Išlyginti, dažyti, suvyrinti, prikelt. Va, puikus pavyzdys. Šiaip ir pats ten atsiradau tik per rekomendacijas. Tai vienas pažįstamas nulėkė nusidažyti komplekto. Šiaip iš esmės ir taip geros kainos. Dabar gaunat ir nuolaidą. Tai po jo sakau, gerai, kaip tik turiu labai rimtą komplektą. Pabandom pažiūrėti, patestuoti, ar išeis prikelt ar ne. Blemba, viskas pavyko. Tai dar kartą linkas video aprašyme. Ar žiemai kažkokius ratus norit persidažyti tiesiog, kad neatrodytų automobilis kaip lavonas, ar jau net ruoštis kitam sezonui. wheelspotas.lt. O aš ką, einu ieškoti padangų. Aišku, norėtųsi plačių, nes ratlankiai platus, bet kad tokius ratlankius dar sukištume į arkas, reikės pažiūrėti. Su pločiu negaliu atsigražėti. Gerai, užtenka varvinti seilę, tęsiam darbus. Šiaip kalbant apie žiemą, reikia ruoštis ir pačiam, nes pernai planas buvo išlėkti kažkur su siera, tai plano nesigavo įvykdyti, bet ir žiemos nebuvo. Labai tikiuosi, šiemet žiemą turėsim sniego, tai reikia pasibaigti su siera, strigau ties galiniais būgnais. O ties tokia paprasta detalė, bet esmė, jog reikia tos vidinės dalies, prie ko tos būgnas ir prisideda, ir niekur nerandu nupirkti naujos. Tai jeigu kažkas turite ant dalių 2 litrų doho galinius būgnus, nupirkčiau, parašykit. Tai va, smulkmenėlė ir galėsim
sulaukia sniego ar net ant šlapio ar sauso gazuot su siera, nes jeigu paminat paskutinį video, mums buvo problemų su stabdžių skysčiu, kažkas pradėjo bėgti iš automobilio, tai vat atradau, jog būgnas yra ant tiek supuvęs, tai kai paspaudi stabdį, susikraipo ir viskas ten viduje išsimala. Tai reikia tą vietą sutvarkyti. SM1 stovi apleistas, jau pradeda ir įaugti į žemę. Taip ir neišvažiavom kažkur į offroadą. Seičento irgi pamirštas. Nu, realiai dar po kokių metų mes galėsim čia kieme filmuoti antrą dalį apleistų automobilių, nes jeigu nepajudinsiu aš jų per artimiausius metus, pusę metų, tikrai jauks į žemę ir tada pats jau prisiduosiu aplinkosaugai. Apie linksmesnius dalykus. Buvom išvažiavę su Slyva į renginį. Tai va, Slyva važiuoja, viskas gerai, kaip minėjau, dar reikia pasidaryti tas 2 programas. Tada taip pat buvom išvažiavę ir su F30. Tai kažkaip galvojau, šiemet nevažiuoju varžybose, bus toks sezonas tikrai ramus, išeis pasidaryti daugybę projektų, pasibaigti, kas pradėta. Ne, ramiai nebūna, tai gaunas visai, kad kiekvieną savaitgalį kažkur lekiam, kaip ir ateinantį lėksim į Matsuri, bet negaliu skustis, nes iš tikrųjų smagu. Smagu kažkam parodyti ir automobilius, ar tai būtų tokia Slyva, labai rimtas projektas, ar truputį iš tikrųjų rimtesnis F30. O su F30 kaip ir buvo planas išlėkti iki trasos, bet gausi tą planą įgyvendinti net anksčiau, nes palūžo E9. Tai vat šėriau aš tą 90, labai patenkintas, nieko nesiskundžiu, automobilis atidirbo 100%, tai tiesiog nuo rimto naudojimo kartais reikia ir daugiau meilės. Tai kaip ir sakiau, E9 ant remonto, bet iki Matsuri bus prikeltas. Galbūt net reiktų pasimti kažkokį antrą automobilį atsargai, nes iki Matsuri nuliekus nesinorėtų jau tiesiog prasidėti su sulaužytų automobiliu ir neturėti transporto, bet kol kas linkstu prie to, jog E9 bus prikeltas, viskas užžiūrėta ir problemų neturėsim. O dabar galbūt ir prisikalbėjau. Tai jeigu ką, pasimsim kažką dar, o dabar gal pasikuriam, pasišildom, ne? Nes kažkaip vėsu, šalta. E-tram 9 dar vos ne šviežiai čia sugrįžęs. Manau, užkursim be bėdų dar ir vieną kitą saulę išpiešim. Procedūrą žinot, reikės pagalbos užkūrimui, bet užkursim. Tikiuosi. Žvėris. Šiaip, kai pagalvoji, E-tram 9 žiemai būtų truputį įdomiau nei Sierra. Aišku, Sierra įdomu dėl tiesiog pačio modelio. Legenda, klasika, nostalgija ir taip toliau. Bet Tram 9 važiuoja gerai, bus tiūnai važiuos dar geriau, o artimoj ateity planas yra pagaminti ir išsukimą. Tai čia, aišku, laisvu laiku, nes to laiko pilna, padarysim ir vieną dieną prašersim kaip reikia. O dabar reikia užkurt. Pala. Atidarykim duskę. Opa. Gerai. Paeis ar ne? Iš pirmo karto. Stebėkit. Sakau, realiai, ojoj, muzika, pečiukas, viską išjungiam. Reikia pilnos galios starteriui. Let's go. Pirmas kartas. Ant šalto labai negazuokit. Pabandysim tokį naują pusiau offroadinį spotą, bet Slyvai su tokiu setupu bus pats tas. Va, skardos uždėtos, tai galim sušerti padangas, po to sušersim skardas. Nors ne, taip nedarom, bet po drifto galėsim pabandyti užmest, primontuoti naujus ratus, kaip atrodo. Aišku, Slyvai jie, būsiu toks tiesmukiškas, truputį per geri, būtent šitai Slyvai. Čia kovinė Slyva. Nežinau, ar pavyks, bet reikia bandyti. Ui, priekis stūmė, let's go, opa, yra. Bliamba, smagiausias automobilis. Neina burnautis, ei. Palauk. Bėga skystis.
neturim powerio. Oi. Lemba, kapotas užstrigęs. Kas čia dabar buvo? Jo, papa. Oi. Šlanga nulūžo. Va, tai tau ir nelaimė. Nu ką, driftas pasibaigė, dar net neprasidėjus. Projektas. O, blemba. Visur čia to aušinimo pilna. Čia šlapia. Ai. Nu va, tokia ir diena. Super. Damušiau iki galo. Bliama negerai. Labai negerai. Bliama, vat kad čia tepalas bėga. O tas man nepatinka. Panašu, šiandien ugnies tikrai nebus. Realiai galiu skelbt, jog žiema ateina. Winter is coming. Tikrai taip. Nu ką, renginį pašaudam truputį ugnies ir pasibaigė. Čia tai easy fixas. Gaila, kad toks dalykas nutinka, kai labiausiai to nereikia. Nu ką, prasiplaut, pasikeist šlangą ir susižiūrėti, dėl ko čia tie tepalai bėga, bet gal taip turi būti. Dizelis, svarbu tepalų yra, all good. Realiai reikia turbūt apsimažinti senų automobilių, nes va taip ir būna. Truputį pajudini, kažkas lūžta. Eik vėl tvarkyt. Su naujesniu tikrai maloniau. O net jeigu kažką reikia pakeisti, tai visi varžtai atsisuks. Tai nepaslaptis, jau kurį laiką ieškau Supros, dar vienos Supros, bet šį kartą jau naujesnės. Tai paskutinės serijos ir va dabar esu atsidaręs 2021 metų. Toks lengvas daužimas į priekį, aišku, palankstytas ir galas. Tai visas automobilis turi defektų, bet palyginus smulkių. Vienas toks niuansas, jog nežinome ridos. Turime fiksavimą 1 mylę, bet esmė, jog skidelis neveikia, elektros automobilyje nėra. Tai ką mes galim padaryti? Imti VIN kodą, jį vesti į carvertical.lt ir sužinoti tikrą automobilio istoriją. Su kodu NORBE dar gauname -20% nuolaidą atastai. Tai man svarbiausia sužinoti, ar automobilis kažkada prieš tai nebuvo daužtas ir kokia jo rida. Tai turime ataskaitą. Žala faktas užfiksuota, bet mes ir matome, jog automobilis yra daužtas. Aišku, jeigu kažkas kitas nupirks, ar aš pats nupirksiu, prikelsiu, jau automobilio istorijoje liks šis įrašas. Tuoj pažiūrėsim, ar tai ir yra vienintelis kažkoks toks pažeidimas. Tada žiūrime ridą. Rida yra tikrai nemaža. Tai paskutinis fiksavimas 2025 metai 9 mėnesis 93 663 km. Tai šiaip kažkas pasakytų, čia yra normali rida, bet Amerikoje tu gali rasti tokį automobilį ar panašų automobilį su, tikrai nesunkiai per pus mažesnė rida. Tai jeigu jau perki iš Amerikos, tu vis tiek mokėsi ten visus tos muitus, siuntimus, kitus mokesčius. Geriau paieškoti tikrai gero varianto. Tai va čia įstikinu, jog rida manęs netenkina ir realiai iškart nerizikuoju ir ant tokio automobilio nestatau. Dar pasižiūrim žalą, kad visus faktus suvest iki galo ir taip, žalos įrašas yra tik vienas, tas pats, kurį matome ir dabar. Tai štai taip paprastai pasitikrinau automobilį per carvertical.lt su kodu NORBE, dar gaunu -20% nuolaidą atastai. Ir viskas. Žinau, ar verta pirkti tą variantą, ar ne. Jeigu kažką perkat čia vietoje, sužinojo kažkokių faktų, kurie jum yra nebaisus, galite nusiderėti nuo automobilio kainos. Žinot, kas gaila? Kad ant 5 Supros nėra BMSO skylių. Ta prasme, įdėjo BMSO motorą, įdėjo BMSO dėžę, kitas dalis, bet skylių 5 po 120 nepadarė. Labai gaila, nes būtent šitie ratai tikrai ant Supros tiktų 100% į temą, bet neuždėsim. Nebent per spacerį, bet tada ir taip piktas setupas
ratai platus, ET mažas, ratas dar plačiau stovės, tai nebetilps į tą Supra. Aišku, jeigu bus Supra, galėsim pabandyti, o dabar kas mums lieka, slyva pasibaigia labai greitai, užmeskim bent jau ratus. Viskas, ruduo. Dirbsim naktim. Šviesos nebėra. Čia labai iš galo nefilmuok. Supūs tą slyvą. Nu tik dangtis. Šiaip kėbulas ledas. Beveik. Pakilo. O. Gerai. Skardokus nuimsim. Aišku, žiemai. Pats tas vasarinės padangas dar damušim. Ui. Aišku, pradžiai reikia nedamušt motoro. Nu, bet kaip nors. Nu, kas čia dabar daras? Opa. Gerai. Reikia spacerį pasilikti. Aišku, spaceris yra įstrigęs. To ištrauksim. Nu. O. Idealiai. Iškart užsimetam, kur reikia. Opa. Va dabar atsargiai. Ta prasme, ne jūs, aš. Nu. Čia su whitebody tai galėtume ir dar... O, bliau, kodėl neužsideda? Ja. Turiu užsidėti. Nenoriu, kad nudriptų. Tai ką noriu pasakyti, kad su whitebody... Ai, ne. Vos ne kaip tik. O jau galvojau, dar plačiau galima. Spaceris, man atrodo, 3 cm. Tai va dėl to reikia spacerio, nes arkos platesnės. Ar nuo skylių nepabėgo? Truputį. Oi. Šito nedėsim, bet viskas gerai. Pagavau. Eik tu, na, atsargiai. Jo, papa. Kur tos skylės? Reikia greičiau varžtą dėti, bet čia gerai, vidinė pusė. Viskas kontroliuojama. Nu, ne naktį čia daryti tokį tuningą. Atsargiai jau rankos dreba. Eik tu, na, žinai. Pirmas dėjimas jau sugadini. Viskas gerai. Ne, tikrai gerai. Galim parodyti, va. Lipas idealiai. Atsargiai. Kaip ten vaizdas? Normaliai. Nežinia, kas čia matos. Aš pats nelabai ką matau. O rankytėm atsargiai, be puškos. Kad tik kažko nesudraskyt. Gerai, va. Prisukom. Viskas gerai. Idealiai. Pafilmuok rankas. Ui, gerai, labai gerai. Dabar norėtųsi kažkaip tą ratlankį prikelt. Blemba, galėjau spyruoklį išimti. Būčiau išėmęs, tada galėtume prikelt prie arkos. Bet šiaip tai pažiūrėjus, lygiai su arka. Va, slyvai, idealus setupas. Tuoj kažką sugalvosiu. Nors ne, gal nieko geriau jau nedarykim. Naktis, prigadinsim tiesiog dalykų. Reikia įsivaryti normaliai automobilį į garažą, užsidėti padangą ir tada jau žaistis. Šiaip vaizdas geras, pažiūrėjau per kamerą, neišeina perteikti to, kas matosi realybėj. Realybėj geriau atrodo. Bet čia turbūt reikia padangos, reikia dropo ir tada galbūt per kamerą irgi matysis taip gerai, kaip ir dabar mum atrodo. Pažiūrėkit iš čia. O, kažkas jau panašiau. Blemba, realiai reikia galvot, kaip tie ratai atrodė prieš tai. Ir kaip atrodo dabar. Diena ir naktis. Realiai žiūrėjom dieną, dabar žiūrim naktį. Iš čia tai nėra vaizdo, nes ir vilgiapas nežmoniškas ir nematai to lipo. Iš čia kitas reikalas. O su arka labai gražiai. Dabar ką reikia pakeisti, tiesiog visą kėbulą. Tada bus gerai. Žinai ką, mes nieko šiandien neparodėm. Tarsi, okei, update'as. Nu, bet realybė tokia. Dirbi, vargsti, visko prifilmuoti ir neprifilmuosi. Norėjom bent jau su slyva pralėkti, šou padaryti. Slyva pasibaigė. Gerai, kas dabar laukia žmonių? Supra ir kita bus, bet bus, čia jau kalbu apie sportinę, planuoju balandį, išlėkti į Matsuri, į sezono atidarimą. Tai dabar uždarysim su E9, atidarysim su Supra. Bandysiu šito plano laikytis, nebent nusipirksiu kokią kitą Supra, tai atlieksiu, va, pavyzdžiui, su 5 į driftą, bet rimtai kalbant, planas užbaigti, padaryti važiuojančią sportinę, tada toliau
faktas Matsuri ir po to jau tikrai turėtume grįžti normaliai į darbus, tai galėsim detaliau kažką įdomesnio parodyti, dabar yra kaip yra. Galbūt galui dar užkursim šitą Supra, pravažiuosim lengvai. Nes reikia, kad žmonės dar išgirstų tą automobilį, tada, manau, galės lengviau nuspręsti, ar jie nori matyti to automobilio istoriją ar ne. Padedu į sandėlį ir viskas gerai. Man tikrai netrukdo, aš ateisiu ryte laimingas, matysiu automobilį, vakare išeidamas matysiu irgi, su šypsena atsisveikinsiu, o dar iki sniego išeis ir pravažiuoti. Tai, aišku, minėjau, lieka kelios smulkmenos ir lieka jūsų pasirinkimas. Žinokit, kaip malonu važiuoti su šito automobiliu, wow. Tikiuosi, laukia įdomi istorija. Bet ką dabar galiu pasakyti, kad suprantu Supros hypą. Kai pavažinėjai, supranti. Negalim full boosto kol kas. Spoileris, kad turim boostą. Stipru. Vien tiek man užtenka. Trečių lengva boostą. Tikiuosi girdit šitą smagumą, o toliau matysim. Gal pamatysi daugiau, gal ne.